Man atrodo, kad tai yra todėl svarbu, kad tai yra mūsų šaknis. Tai yra mūsų resursai. Išgyvenimo resursai, vertybių resursai, tam tikrų požiūrių, tam tikrų galų gale netgi veiksmų ar gyvenimo būdo, kur galima pasimokyti arba tiesiog nesimokyti, ar ne? Ir tai yra tai, su kuo mes esame susiję per kartų kartas. Žmonių jau nėra gyvų, bet jie yra mūsų. Arba seneliai, ar proseneliai, ar tetos dėdės, ar tiesiog pusbroliai, pusseserės. Ir todėl, jeigu mes norime žinoti savo kaip asmens istoriją ir suvokti kartais tokius gilesnius klodus, pavyzdžiui, iš kur pas mane viena arba kita savybė atsirado, kodėl aš taip, o ne kitaip elgiuosi, ar ne, arba kodėl aš taip, mano požiūris į pasaulį, kuo remiasi, ar ne, arba kodėl aš kažkaip tai galvoju apie savo šeimą arba giminę ir visada prisimenu kažkokius tai dalykus, kurie yra arba labai malonus, arba kažkokie, kurie yra kaip paslaptys ir tada nežinau, ką su tom paslaptim daryti. Tai tas, kad mes esame ne šiaip savo atsiradę ant šitos žemės, mes esame tęsinys iš kartos į kartą. Ir kad mes turime daugybę genuose užkoduotų tiek labai teigiamų dalykų, tiek galbūt nelabai teigiamų dalykų arba tokių diskutuotinų dalykų, tai tas žinojimas mums duoda labai daug stiprybių. Vienas dalykas, kad tai yra pagarba tiems, su kuriais mes esame labai tampriai susiję. Antras dalykas, kartais mums kyla įvairūs klausimai ir tada mes galime pasižiūrėti į savo giminės medį, prisiminti savo artimuosius ir tada atrasti, kad mano močiutė turėjo tokią savybę, ar ne, arba mano senelis, arba aš kažkodėl tai visi mano giminiai tokie juodbruviai, o mano brolis vyriausias tai toksai labai geltonais plaukais. Ir jis visą laiką kankinasi, gal aš esu ne tos giminės, gal aš esu įvaikintas, gal čia kokia paslaptis, kol galų gale giminės suvažiavime, kai jisai pasigodė, kad jis nežino, gal jisai čia ne tos giminės, viena tetukė sako, baik tu vaikeli, pas mus į trečią kartą visada toks būdavo šviesus. Pagal genetikos tam tikrus dėsnius. Ir tas žmogus atsigavo ir nusiramino ir buvo labai laimingas. Iš kitos pusės, kai mes norime, tarsi suprasti tos žmonės, kurie jau dažniausiai amžinybėje iškeliavę, arba kurie, mums yra giminės, bet mes kažkaip nelabai bendraujame, norint pažinti savo giminę, tu turi daug klausti ir daug žmonių išklausyti, kad sužinotum ir sudarytum tam tikrą vaizdą. Ir tam yra įvairios formos vadinamųjų giminės medžių, bet aš tiesiog Virginija Satir labai tokį paprastą formą pateikdavo ir tokia labai paprasta ta prasme, kad lengva žymėti, bet ir labai esminė, nes jinai susikoncentravo savo dėmesį į labai svarbius šeimos dalykus. Pavyzdžiui, jeigu čia yra, reiškia, senelis ir senelė, imkim, mano giminė, čia kažkieno, bet nesvarbu. Tai Virginija Satir labai daug dėmesio skyrė datoms. Pavyzdžiui, kelintais metais tie seneliai susituokė. Imkime 41 metais. Tada mes galime jau kelti hipotezes, kas buvo 41 metais. Tai buvo baisus laikas, tai yra sovietų okupacija. 41 metais prasidėjo vežimas į Sibirą. Buvo labai daug skausmingų dalykų, ar ne? Ir tas gali mums padėti suprasti tam tikrą vieną arba kitą senelio elgesį. Kur kartais mes galime stebėtis, kaip čia tie seneliai taip pasielgė, arba kaip čia jie tai padarė.
Bet jeigu mes nežinome to laikmečio ir kas ten buvo ir ką tie žmonės galėjo išgyventi, tai tada mes nieko ir nesužinom. Mes taip ir liekam arba tokiam teisime, arba neigime, arba kitose dalykuose. Toliau, reiškia, tie žmonės turėjo 3 vaikus. Ir Virginija Satir labai gražiai sako, kad žiūrėkite į kultūrą. Jeigu susituokė 41 metais, tai pirmas vaikas 42 metais gimė. Irgi tai yra karo metas, tai yra vokiečių okupacija. Tai yra labai sunkus laikas. Bet imkime tokį dalyką, kad pavyzdžiui 41 metais jie susituokė, ten kažkokį mėnesį ir po 3 mėnesių vaikas gimė. Arba susituokė ir tas vaikas gimė po mėnesio nuo sutuoktuvių. Ką tas reiškia? Kaip mes galime tą interpretuoti ir ko mums reikia sužinoti? Ir mes tada galime sužinoti, kad vienas iš sutuoktinių turėjo slapstytis. Jisai negalėjo viešai nueiti ir susituokti, ar ne, jie pirmiau, reiškia, mylėjo ir moteris jau buvo nėščia, kol jis nuėjo ir susituokė oficialiai, ar ne. Bet iš kitos pusės mes galime suprasti, ką tuo laiku reiškia moteriai nesusituokus lauktis kūdikio. Dabar tai yra visiškai čia nieko tokio, o tais laikais tai buvo didžiulė trauma, tai buvo didžiulis toksai išgyvenimas ir ką ta moteris išgyveno ir kaip jinai išgyveno, jeigu taip yra būtų. Tada reiškia visi 3 vaikai, kurie gimė irgi labai sunkiu laiku. Ir tada mes galime pasakyti, žiūrėkit, 45 metais viena mergytė gimė, 45 metais vėl buvo vežimai. Ir gal mes rasim, o kaip jeigu seneliai buvo turtingi žmonės, tai ar jie buvo išvežti ar nebuvo išvežti? Jeigu jie buvo neišvežti ir gimė vaikas, kaip jie išgyveno? Kas padėjo jiems išgyventi? Tai reiškia, dėmesio atkreipimas į laikmetį ir kas tada vyko ir tas laikmetis, kokią reikšmę turėjo žmonėms, kurie tuo laikmečiu gyveno, yra nepaprastai svarbus dalykas, kad mes galėtume suprasti, kas vyko su mūsų giminė. Ir jeigu mes galvojame, oi, kokia mūsų ta giminė prasta ir taip toliau, tai mes negalime tą galvoti, nes pirmiausia, mums reikia galvoti, o kodėl tas žmogus, pavyzdžiui, elgėsi vienaip ar kitaip. Ne taip, kaip mums atrodo dabar kažkokie mūsų standartai, ar ne? Ir kai mes atrasime šitą, nes būtent, pavyzdžiui, jau mergaitė, kuri ištekėjo, ten, nežinau, 80 metais ar kelintais metais, jinai irgi susilaukė 3 vaikų, bet tai buvo laikmetis, kada, pavyzdžiui, 80-ieji metai, tai kas tai buvo? Tai buvo juodas sovietmetis, tai buvo Brežnevo turbūt laikai, ar ne, tai buvo dalykas, kur irgi reikėjo išgyventi, išsisukti, kažkaip tai buvo dalykas, kur tu turėjai vieną galvoti, kitą kalbėti, trečią, reiškia, nežinau ką daryti, ar ne. Tai buvo labai baisus laikas, ar ne, tai buvo irgi nepritekliai, kaip jiems sekėsi, kaip jie išgyveno, koks santykis jų buvo su kitais, ar ne. Tai yra labai labai daug informacijos, kuri mums gali būti nepaprastai naudinga. Duosiu vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, iš vienos giminės. Giminės suvažiavime, kalbėjo, reiškia, visi, kurie buvo, kurie norėjo kalbėti, nes seneliai buvo tos giminės labai įdomus. Močiutė buvo 20 metų jaunesnė už senelį. Tai, reiškia, močiutė buvo labai aktyvi, labai tokia linksma, darbšti, bet kadangi senelis, o tais laikais buvo labai svarbus, jis buvo 20 metų vyresnis, tai jinai taip jau saugojo tą savo vyrą, kad jau reikia, kur reikia, jinai užvadavo tą vyrą, jinai buvo labai tokia aktyvi ir labai draugaujanti, bendraujanti su giminė ir su kitais ir taip toliau. O senelis buvo toksai labai santūrus, visada savo vietoje, išmintingas ir taip toliau. Ir kai toj giminėj, tas buvo atrasta, tai moteriška pusė giminė sako, o viešpatie, mes galvojom, kad mes čia tokios, kažkokios. Nes mūsų ir tėtis toksai,
ramus ir toksai santūrus, ir dėdės, ir ten pusbroliai, o mes, sako, tai tiesiog tokios, žinai, labai aktyvios ir visa kita, galvojam, kad su mum kažkas negerai, o pasirodo viskas gerai, nes tai yra močiutės paveldimi tam tikri dalykai iš močiutės pusės. Ir kartais suprasti tam tikrus dalykus, arba suprasti, ką galėjo išgyventi žmonės, kurie turėjo būti paslėpti, nes tėvus išvežė, tada jie augo pas kažkokias giminės, kaip jie tada jautėsi, tada ten jau jautėsi lyg ir neblogai, tada tėvai atsirado kažkur vėl norėjo atsimti, žodžiu, pilna visokiausių traumų. Ir kai žmonės supranta, iš kur tai, nes laikmetis, kuriame tie žmonės gyveno, mums pasako ir sugeba įsijausti tos dalykus, jie gauna labai daug informacijos. Kartais žmonės galvoja, mūsų giminė tokia prasta, mes neturim čia apie ką kalbėti. Turime. Net ir tada, kada, ten toj giminė galbūt buvo visai, tokių neigiamų herojų, tai mes galime pagalvoti, o iš kur, kokios buvo sąlygos, ką mes daugiau apie tai žinom ir nepaisant to, kaip ta giminė vis dėlto išsilaikė, kaip jinai su tai žmonėm elgėsi, ar jinai juos atstūmė, ar jinai juos nuteisė, ar su tokiu, gailesčiu sako, ką darysi, šiaip tai geras žmogus, bet jau tas šnapsiukas tai jau labai jam trukdo, ar ne, bet jisai labai sunkiai ten kažkaip turėjo tą gyvenimą, ar su užuojauta. Yra labai svarbus dalykai. Ir kartais mes praleidžiam tokius brangakmenius savo gyvenime iš savo giminės, pavyzdžiui, kad tokiam dideliam skausmingam laikmetyje, kuriame jie gyveno, jie išliko. Ir jie ne tik išliko, bet jie sugebėjo ir vaikus užauginti, ir jie sugebėjo turėti savo vertybės, ir jie sugebėjo kažkaip taip išgyventi. Tai yra fantastinis dalykas. Žinote, aš tą giminės istoriją, tai sakyčiau, kad tai yra nepaprastai graži skrynia, kuria pilna visokiausių dalykų. Labai brangių ir labai gerų dalykų. Tai jau čia žinoma, mūsų giminė tokia garbinga, tai jau prie mūsų giminės, tai jau tegul šitą negarbingos giminės, reiškia, vyras arba moteris tegul ir nesiartina, nes mūsų giminė. Bet tai skrynioje yra ir labai brangių dalykų, ir labai tokių didelių, gerų. Ir yra ganėtinai tokių, kaip čia pasakius, švelniai tariant. Ir tai yra tos giminės turtas. Ir todėl mes negalime tik tai pamatyti tos labai mūsų brangakmenius giminės ir tada niekinti visus kitus, bet mes turime pamatyti ir pliusus, ir minusus. Ir gal tada mums praeis noras teisti kitus, kurių giminė netokia garbinga. Gal mes pradėsime išmokti iš tokių savo patirčių arba savo giminės patirčių, gal sugebėsime, mes galime turėti daug klausimų, pavyzdžiui, papasakokit, kas atsimenat tokius linksmiausius dalykus giminiai. Kas atsimenate, kaip jūsų giminiai būdavo, reiškia, kalbama arba būdama padedama kitiems giminės nariams, kurie ten buvo, reiškia, ar netokie turtingi, ar netokie garsūs, ar taip toliau. Ką jūs išgirdote apie prosenelius, ar ne? Kokį nors vieną dalyką. Nes, pavyzdžiui, čia yra labai svarbu, ką Satir sako, kai jūs galvojate apie savo, reiškia, giminės medį, jis sako, parašykite, pagalvokite, bent 3-4 dalykus labai teigiamus ir kokius taip pat 3-4 dalykus tokius problematiškus. Ne tai, kad neigiamus, bet tokius, kur. Ir tada pagalvokite apie tai, nes iš tiesų žmogus nėra vien tik tai geras arba labai vien tik tai blogas. Reiškia, visko yra. Ir tada suprantant tą viską, tai, pavyzdžiui, ką mes galvojame, jau šitas tai, čia nevertas mūsų giminės dėmesio, mes galime pamatyti, jis turi tokių brangakmenių ir kur mums reikia tik tai išmokti. Ir, pavyzdžiui, aš savo giminė tiek iš tėvelio pusės, tiek iš mamytės,
aš randu tokių barankakmenių, kad jėtus tu mano, tai ir atrodo žmonės, žinai, nu, ten kiti aukštų mokslų nebaigė, bet kokį širdį turėjo, paskutinį duonos kąsnį galėjo atiduoti ir ateiti į pagalbą ir padėti ir niekada nenorėjo ir nereikalavo ten jau taip liaupsinimo ar panašiai, žinai, nu tai ką tai buvo, nu tai reikėjo, nu tai kaip čia mūsų artimi žmonės, ir tai yra fantastinė mokykla. Ir tai tu gali kiekvienais metais kada nors daryti tokį susiėjimą ir ne tik tai linksmai, reiškia, laiką leisti, nes galima atsinešti nuotraukų, tos nuotraukos labai įdomios, galima pažiūrėti netgi, o kaip jie rengėsi, ar ne, kaip giminė. Ir tu labai matysi tam tikrus dalykus, kad ten viena kokia ten tetukė su kokia skrybelaitė, žinai, Smetonos laikais, o va kita tai tik su skarele, ar ne. Ir gali paklausti, o kodėl, ar ne, ar taip toliau. Tai man atrodo, kad čia yra toks turtas, kurio mes tiesiog ir neįvertinam, ir kažkaip nelabai vertinam. Tai ta prasme, kad, nu, mums atrodo, ai, nu, čia jau toksai dalykas. O vis dėlto jis gali padėti mums išgyventi, mes galime labai daug ką išmokti, mūsų savigarba gali labai atsistatyti, nes mes jaučiame, o jo, palaukit, tai mes ką čia turime, ar ne? Ir iš kitos pusės mūsų santykis su kitais gali pasikeisti gerąją pusę, kad mes galime būti labai objektyvus, kad nėra vien tik tai labai gerų aukštų, ir nėra vien tik tai visai blogų, reiškia, kad visko yra. Toks gyvenimas. Ir tada išmokti sugyventi. Būtent giminės medis gali mums padėti išmokti sugyventi.